Sveiki, mano vardas Darius, esu alkoholikas, kažkaip tai su Marium pasitarėm, kad pradėsiu aš ir mes kažkaip tai pakaitom vienas kitą papildydami, bandysim pakalbėti apie penktą tradiciją, apie šiek tiek tos patirties, kokios turim, šiek tiek pradžioj turbūt norėčiau pakalbėti apie pačią terminologiją, apie patį turbūt vertimą šitos tradicijos ir visą laiką reikėtų, kalbant apie tradicijas ir žiūrėti tą vadinamą, kuri pas mus yra išplėstinė, išplėstinis variantas, nors visam pasaulyje jisai yra ilgasis variantas ir iš tikrųjų tai ilgąją tą tradicijų formą, jinai buvo pirminė kokia parašyta, sutrumpino ją tik tai paskutiniu momentu, vien tik tai su tuo tikslu, kadangi alkoholikai nemėgsta skaityti, tai parašytas man buvo trumpesnis variantas, kad galėtume ant sienos pakabinti trumpesnį tekstą, perskaityti grupėje, kad tai būtų greičiau ir paprasčiau. Ta prasme, kadangi tokie jau esam, tai taip ir buvo padaryta, bet visada reikėtų žiūrėti tą ilgesnį tekstą. Ir jeigu kalbant apie vertimą į lietuvių kalbą, tai yra šitoj vietoj, kaip ir ne vienoj tradicijoje, taip ir šitoj tradicijoje yra truputėlį netitikimų. Ilga forma tai būtų kiekviena anoniminė alkoholikų draugijos grupė turėtų būti dvasinė bendryja, turinti vieną pagrindinį tikslą - perduoti žinią dar kenčiančiam alkoholikui. Ir trumpasis variantas yra parašytas kiekvienos grupės pagrindinis tikslas - perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui. Nežinau, kodėl skiriasi vertimas, patapo iš to angliško varianto, jūs čia gal geriau žinote tą anglišką variantą, tai yra kalbama apie to carry message, apie nešimą žinios. Tik tai, kad tie, kurie čia vat, su lietuvių kalba gerai draugauja, tai sako, tas nešti žinią. Nėra irgi toksai labai vartotinas ir geras variantas, yra daugiau kalbama apie, lietuviškiau tai būtų perduoti žinią, ne, bet apie kažkokią tai, vat, kaip pas mus penktoj trumpoj formai išvertė, perduoti savo patirtį, tai yra labai skirtingas dalykas, ne, kas yra perduoti žinią ir perduoti patirtį, ne, tai yra truputėlį ir net netruputėlį yra visiškai skirtingi dalykai ir turėtume kalbėti daugiau apie, kad nešti žinią ar perduoti žinią turėtų grupė, bet ne apie patirtį, nes ta patirtis tai yra, nu, kaip sakyti, jinai yra pas kiekvieną gali būti jinai skirtinga ir gali būti patirtis ir per programą, negali būti patirtis tik lankymo susirinkimų, gali būti patirtis dar kažkokia tai, ne, bet iš tikrųjų kalba turėtų vykti apie žinios nešimą, o žinia anoniminiuose alkoholikuose, ne, yra vienintelė žinia, kurią turime, tai kad yra išeitis, o išeitis yra per siūlomą 12 žingsnių programą. Tai šiek tiek tokie apie šitos netitikimus ir tikiuosi, kad jau po truputį bręsta mane draugija Lietuvoje, kad vis dėlto sutikslinti tuos vertimus, kaip ir minėjau, ne tik tai, kad šitos tradicijos, bet yra ir antroji tradicija, kur kalbama apie lyderiavimus, bet apie lyderius kalbama, bet ne apie patikėtinius, ne, tai kad būtų dar aiškiau ir visiems asmenės tie žodžiai ne vis dėlto daug dalykų lemia, ne, kaip mes toliau elgiamės, ne, skaitydami ir jas suvokdami. Va, tai apie pirmą dalį, ne, tai kad grupė turėtų būti dvasinė bendryja, tai
turbūt čia viskas labai paprastai ir aišku, ne, tai kad grupės nariai turėtų remtis Dievu, aukščiausias autoritetas yra, kaip antroji tradicija, mylintis Dievas ir tuom remdamiesi, ne, turėtume, turėtume siekti to pagrindinio tikslo. Vakar vat, kažkaip tai, kadangi esu šiuo metu tarnauju Aukštaitijos intergrupėje ir buvo intergrupės susirinkimas, visada kažkaip tai stebėjome, kad pakankamai nedidelis kiekis intergrupėje esančių grupių jungiasi į organizacinius susirinkimus, kurie vykdavo gyvai, dažniausiai vykdavo Vilniui, būdavo, kad kai kam yra tolėliau ir sunkiau atvažiuoti, ne, ir rinkdavosi tų grupių atstovus, apie grupių atstovus kalba, rinkdavosi ten 15-11 ir turėjom tokį suvokimą, kad vat, kaip visą laiką pagerinti, kad jų daugiau rinktųsi, ne, ir buvom čia vat nusprendėm padaryti Zoom susirinkimą, kad vat bus paprasčiau, lengviau, nereikia niekur važiuoti, visi vat susijungs, ne, grupės aktyviau pradės dalyvauti veikloje, ne, tai susirinko 7 grupių atstovai. Tai kaip norit, taip suprask. Turėjom visiškai kitokį rezultatą, negu kad dauguma mūsų įsivaizdavo. Tai vėlgi tai parodo, ne, kad grupės vis dėlto turėtų tą kažkaip tai, nežinau, susirūpinti, ne, galbūt, nes grupė vat būtent yra, tam ir yra visokios kitokios tarnybos už grupės ribų, ne, kurios gali padėti grupė, nes grupė ne visada, daugelį dalykų grupė negali pati atlikti, ne, ta prasme, kad kas liečia ir tą pačią literatūrą, kas liečia darbą su kažkokiais tai profesionalais, su įstaigom, su ligoninėm, tom kalėjimais ir taip toliau, ne, kur yra tam yra visokios kitos tarnybos, anoniminės alkoholikose, kurios tiesiog padeda grupėm, kad ta žinios sklaida būtų plačiau nešama, ne, per visokias organizacijas ir įstaigas, ne, aišku, grupiai prisidedant prie šitos tarnybų veiklos, ne, su savo nariais turinčiais patirties, ne, ir taip toliau. Tai nes grupė, jinai ne visą laiką, ne, grupės pagrindinė veikla, ne, tai yra parašyta brošiūroje grupė, ne, tai grupė turi rengti, ta prasme, įrengia atvirus uždarus susirinkimus, ne, kad ateinantys žmonės, kurie patenka naujokai į grupę, galėtų gauti tą sveikimą, kaip ir aš atėjęs kažkada tai gavau. Tai labai dažnai vat, visą laiką truputėlį, jeigu taip nukrypstant į istoriją, ne, tai pasirodo, kad ne tik tai čia šių dienų yra kažkoks tai dalykas, ne, apie tam tikrą užmigimo laipsnį grupėse, ne, bet ir vat yra bylo, berods, kai anoniminiam alkoholikam buvo 30 metų, 65 metais, kada buvo priimta atsakomybės deklaracija, ne, tai Bilas tada irgi kalbėjo viešai, ne, kad mes labai greitai gerai pasijutome, pasveikę grupėse, kad dabar va, tiksliai to teksto neturiu po ranka, ne, tai aš atkartosiu iš atminties, kad pamiršome greitai iš 12 žingsnių 10 žingsnių, ne, liko tik tai 2 žingsniai, ne, kad aš esu alkoholikas, ne, ir kad turėčiau kažkaip tai padėti
naujokoje, ne, bet visus kitus žingsnius pamiršome ir žodžiu, sėdėjome patenkinti laimingi grupėse, ne, ir šildėmės rankas prie laužo. Tai maždaug grupėje, ne, tai va tas vadinasi toksai dalykas, kada, nu, aš vėlgi ir kartais ir aš šiandienai apie save pamastau, ne, kad labai fainai, ne, vat, ateini į grupę, susitinki su, su tokiais pačiais nariais, ne, jau yra užsimezgę kažkokie tai bičiuliški santykiai ir taip toliau, nes sėdi grupėse, daliniesi, ne, viskas labai fainai gerai, nebaigėsi susirinkimas ir aš toliau einu savo reikalų tvarkyti. Tai iš tikrųjų, vat, ir žingsniuose ne, yra ir paskutiniam žingsnėje, 12 žingsnė, ne, irgi yra akcentuojama kiekvienam nariui, ne, apie tą žinios nešimą, kad tai turi būti mano ne tik tai grupės, ne, bet ir mano kaip nario pagrindinis ir kaip vienintelis tikslas, ne, kitose tekstuose yra rašoma, kad tai vienintelis tikslas, ne, yra ten, kaip tai mato Bilas 79 berods puslapį, ne, yra parašyta, kad tai yra vienintelis tikslas, ne, kaip stengtis nešti tą žinią, neperduoti tą žinią tam kenčiančiam alkoholikui, kad jisai surastų kelią į anoniminių alkoholikų draugiją, nes tą kelią surasti nėra taip paprasta, nes vien tik tai savo patirtim, ne, kad nu, tai nebuvo ta draugija, į kurią aš labai norėjau ten ateiti, ne, mane ten daugelis dalykų gąsdino, ne, tokie kaip ir vien tas pavadinimas, ne, anoniminiai alkoholikai, vien tik tai, kad aš pats savęs negalėjau pozicionuoti ir priimti, kad aš esu alkoholikas, ne, ir kad turiu problemų. Ir ne veltui jau visokius kitokius kelius bandžiau, ne, tuos, kaip šiandien dienai suprantu, paprastesnius, lengvesnius, ne, kad kažkur kitur, bet tik tai, kuri man ten labai greitai, net tarsi pirštais spraktelėjus padėtų išspręsti mano kažkokias tai problemas. Apie alkoholį aš ten tada net neįsivaizdavau, ne, kad ten su alkoholiu pas mane problemos, šiaip problemos kažkokios. Ir kad patekti ir ateiti į grupę, ne, tai tikrai neturėjau kažkokio tai didelio džiaugsmo, noro, ne, ir to viso, ne, kažkokio tai stimulo, ne. Nes atrodė, kad ir čia ateisiu, tai čia kažką tai vėl padarys, ne, kad vidrukas iš vis paskui negalėsiu daugiau gyvenime vartoti, ne. Tai man iš vis atrodė nesuvokiami tokie dalykai. Tai plius dar buvau kažkada tai skambinęs ir girdėjau, kad susirinkimai vyksta ten, pakvietė prie kažkokios bažnyčios ateiti, tai ten iš vis man buvo kažkas tokio, kad aš paskui 10 metų net neturėjau minties apie anoniminius alkoholikus, kad eiti ir ateiti, ne, tai esmė turbūt to, ką čia visą pasakoju, ne, tai yra tame, kad nėra paprasta ateiti ir papulti į tą draugiją, ne, ir nestovi nenorinčių eilė prie mūsų durų, ne, kad aš ateisiu, ne, čia vat, į tą grupę ir čia vat, kažką tai veiksiu, ne, ir taip toliau, tai, nu, nes liga yra iš tikrųjų labai klastinga ir labai, nu, sakyt, apimanti tas visą mano tą ir mąstymą, ir mano visą tą suvokimą šito pasaulio ir taip toliau, ne, tai aš tiesiog, nu, kaip ir ne iš vieno draugijoje nesu girdėjęs, ne, kad, nu, tai ateini, ne, ir aš lygiai taip pačiai atėjau, ne, kad kažkur tai kamputyje ten pasėdėti, pastebėti, pasižiūrėti, kas čia vyksta, ne, bet tikrai ne, tuo metu nebuvo jokių net minčių nei apie ten kažkokį tai metimą gerti, nei apie čia užsilaikymą šitoj draugijoje, tiesiog nebebuvo kur eiti, tiesiog tą žinią, ne, ir kažkokį tai nukreipimą, ne, vėlgi gavau detoksikacijos ligoniniai, postūmį iš tų pačių
darbuotojų, ne tenais, kurie pačių socialinis, vat, konkrečiai jeigu kalbėti darbuotojas, ne, kuris tiesiog pastumėjo ateiti į tą draugiją, ne, kad nu, matyt, kad jau man būtų būtina tenais turbūt patekti, nes jau turbūt kiti jokie ten tie metodai man nebepadės, ne, tai pastumėjo, paskatino, ne, būtent eiti į anoniminių alkoholikų draugiją. Ir jeigu žiūrint va, tas apklausas, kuri dabar va, yra Lietuvoje daroma ir kitose draugijose, narių apklausos yra vykdomos, norint sužinoti, ne, kaip nauji nariai patenka į draugiją, ne, tai tos pačios Lenkijos patirtimi, žiūrint, kur ten apklausa buvo daryta 2018 metais, ne, tai apie trečdalis narių neateina konkrečiai iš kažkokių tai būtent gavę žinią iš specialistų, kurie dirba su priklausomybės lygom, ne, ir būtent jie net pastumėję pakreipia, kad ieškotų tas kenčiantis alkoholikas išeities, ne, būtent tą draugijoje, ne, o ne toliau tenais kankintųsi ir ieškotų kažkokių tai tokių kaip aš, ne, ten tų bobučių dėdukų, ten kodų ir ten dar kažkokių kitokių būdų, ne, tai bandymo pačiam susitvarkyti, ne, ten kenčiant sukandus dantis, griaužiant sienos kampą, ne, tai ką noriu tuo pasakyti, ne, kad būtent ne vienas ir ne du ir vat, gal net ir labai nemaža dalis anoniminių alkoholikų papuola būtent į draugiją, gavę žinę, ne, gavę, kad yra kažkokia išeitis, o ne būtent per žmonės, kurie yra nealkoholikai. Ne. Ir tas visuomenės švietimas, ne tik tai specialisto, ne, bet ir vat, labai daugelį vietų skleidžiant tą pačią žinią, ne, kad gali kitiems atnešti ir šeimos nariai, artimieji, dar kažkas, tai ne, kad tau, vat, tokiam kaip aš, ne, vat, reikia vis dėlto tenais nueiti, pabandyti pasižiūrėti, ne, ten pradžio atsargiai ten su manim, nes, nu, aš ten kaip ežys priešinuosi, ne, viskam, ten, jeigu man sakys, kad eik, tai aš tikrai neįsiu, tai atvirkščiai darysiu, negu kad man bus sakoma ar nurodoma, ne, tai ta visa veikla, kuri vyksta už grupės ribų, ne, kurią vėlgi daro tie patys nariai, ne, tai jinai yra irgi be galo labai svarbi, ne, nes sėdint vien tik tai grupėje, ne kartą teko tarnavimo metu susidurti, ne, lygiai taip pačiai, kur grupėse, ne, ne iš tiesiog kažkokių tai blogų ketinimų, bet tiesiog iš neapsižiūrėjimo, gal kažkokio tai informacijos neturėjimo, ne, tiesiog grupė pakeitė adresą, pakeitė patalpas, ne, niekam apie tai nepranešė, ne, niekas apie tai nežino. Jie tik tai toj grupiai žino, ten dar vienas kitam pažįstamui pasakė, ne, tiesiog pasikeitė adresas, ne. Ir kad kažkokio internetiniai svetainiai, kažkokiuose brošiūrose, kurios visur platinamos, ne, tiesiog tas adresas yra nepakeistas. Aišku, tuo rūpinasi vėlgi tos tarnybos, kad jeigu grupė pakeitė, bet sunku sužinoti, kas vis dėlto vyksta ten kažkur tai kitur. Ir daugelis tokių dalykų, ne, ir šitoj vietoj, turim suprasti tokį dalyką, kad tas brošiūros atidavimas su netikslia informacija apie veikiančią grupę kažkur tai, ne, tai gali tiesiog pražudyti tokį kaip aš, ne, nes, pamatysiu, surasiu ne tokią informaciją, nueisiu tenais ir paklebensiu užrakintas duris, ne, tai gal mano bus ir vienintelis ten tas kartas nuėjimas, bandymas nueiti į kažkokią tai grupę.
gal daugiau ir net nebandysiu eiti, nes, nu, sakysiu, ko tenai parašyta, bet vat, nuėjau, neradau, nebuvo, niekas ragelio nepakėlė telefono, durys užrakintos buvo ir ką, ir viskas. Tai gali būti vienintelis ir paskutinis kartas. Tai čia būtent ir kai kalbėjau ne apie ten tą bylą, kalbą apie 60 metais, ne, vėlgi labai susisieja su atsakomybė, ne, grupės pačios, kad ta informacija ir tai, ką daro, netgi tą, va, tokį va, atvirus uždarus susirinkimus, kad ta informacija ne visą laiką būtų tiksli, kad telefonas veiktų, ne, kad galų gale tas paštas, kuris yra nurodomas, tai jisai irgi būtų, jį galima ir parašyti, ir jį kažkas tai atsilieptų, ne, ragelį pakeltų, atsilieptų, susirinkimą rastų toje vietoje, kur jisai vyksta. Ne, ir, ir gaunasi taip, kad paskui būna, atvažiuoja irgi tų grupių atstovai, ne, kažkaip tai sako, o pas mus nėra naujų žmonių, neteina tų naujų žmonių. Ne. O kai bendrauji su specialistais ir su tais alkoholikais, bičiuliais, ne, kurie tikrai stengiasi ir nori padėti ir tikrai turi žinių apie mūsų draugiją, sako, jūs net neįsivaizduojat, sako, jūsų, tai sako, tikrai nemažėja, ne, jūsų dar, sako, gal net ir daugėja turinčių ir kenčiančių alkoholikų, ne, bet vat, grupiai, sako, pas mus niekas neteina, neturim naujoko, ne, arba ten vienas kitas kažkoks tai užklysta, ne, tai ir atsiranda toksai dalykas, kad šita tradicija ir kalba apie tai, ne, koks grupės turėtų būti, net jokių daugiau kažkokių tai tikslų, ne, yra vienintelis tikslas, ne, yra nešti būtent šitą žinią kenčiančiam alkoholiu. Ir kaip ir minėjau, ne, yra begalė ten tų visų būdų, ne, ir grupės visos yra, ta prasme, kadangi yra skirtingos, ne, vat, vienose miestuose jų yra daugiau, kitose miestuose būna viena grupė, arba ten iš viso kelios grupės, ne, tai labai daug informacijos yra parašyta toj pačioj brošiūroje grupė, ne, ta prasme, kaip grupė gali, vat, kad ir būdama viena mieste, ne, tarkim, tiesiog nešti tą žinią aplinkui, bent paskleisti informaciją aplinkui tose pačiose kažkokiose organizacijose, tarkim, ir kažkokia vaistinė, policijos komisariatas, kažkokia gydymo įstaiga, kažkokia poliklinika, kažkokia seniūnija, kažkokia sulaikymo įstaiga, kažkokia, nu, begalė tų įstaigų tiesiog pagal savo ligos specifiką, žinant, kur aš dažniausiai papuldavau ar kur užkliūdavau, ne, ir kur galbūt būčiau radęs kažkokią tai kortelę ar kažkokį tai to pareigūno ar gydytojo žodį, ne, kuris mane tiesiog būtų pastumėjęs ar pakreipęs į draugiją, ne, gal tiesiog būčiau radęs kelią anksčiau, ne, ir tai vis dėlto, ne, prasideda nuo tiek mano pačio atsakomybės, ne, tiek nuo grupės atsakomybės, ne, kad turime tą daryti, turime veikti, nes tai yra veiklių alkoholikų draugija, ne, kad turim vėlgi negrįžti prie to, kas mane atvedė į anoniminę alkoholikų draugiją, nes savanaudiškumas ir egocentrizmas, ne, kada man tik tai pačiam viskas rūpėjo apie save, apie kitus aš nieko negalvojau, ne, man ten visiškai buvo vienodai ten kiti žmonės, ne, man svarbiausia rūpėjo pačio mano asmeninė gerovė, ne, daugiau niekieno apie kitą kažkokią tai gerovę aš iš viso net negalvojau ir net neturėjau tokios sampratos, ne, tuo metu. Ir dar ką norėčiau pasakyti, ne, dar, kad
Iš tikrųjų, vat, pačios šaknis draugijos, ne, jeigu prisimenam, ne, ir skaitom tą pačią didžiąją knygą ir ta pati yra Bilo istorija, ne, ir kaip jam atnešė tą žinią, ne, bet atnešė jam ten tą žinią Bilas, ne, Ebis atnešė jam tą žinią, jo draugas, ne, bet kas nutiko paskiau su Bilo, ne, su Bilu nutiko tai, kad po to, po to įvykio, kada jam ten tas regėjimas įvyko ten ligoninė, ne, jisai pradėjo galvoti apie visus alkoholikus, jisai pradėjo galvoti apie visus tolimiausiai kenčiančius tarpuvartėse, prie kažkokių galbūt konteinerių ar dar kažkur, tai pradėjo galvoti apie visus. Ne. Jis, aišku, tuo metu neturėjo ir supratimo, ne, kaip tą daryti, neturėjo žinių, nebuvo knygos, nebuvo programos, nebuvo nieko. Ne, ir tas, kad jisai ten pradėjo gitempė tos alkoholikus į savo namus, ne, iš kur bet kokį suradęs ir bandė jiems aiškinti, ne, kaip turėtų būti, ne, aišku, ten tada tuo metu dar niekas neveikia, bet pats tas didžiulis noras padėti tokiem patiem kaip aš, ne, tai, nu, ir buvo tas variklis, ne, visos draugijos pradžioje. Ir šiai dienai, ne, vat, kai iš tikrųjų yra visos tos priemonės, ne, yra begalė literatūros, begalė tų visokių patarimų, tų patirčių yra per 80 metų to žinios nešimo, skleidimo, ne, yra begalė tos informacijos, ne, tai kaip galima tą daryti geriau, nes visa ne tik tai grupė, bet ir visa draugija, ne, yra draugija visa irgi turi tik tai irgi tą vienintelį tikslą, ne, tą pagrindinę, ne, kaip pasiekti tą vis dar kenčiantį alkoholiką. Ne, ir gal Marius dabar truputį prisijungs paskui dar. Jo, paskui galėsi dabaiginėti. Sveiki Jo. visi. Marius alkoholikas. Apie vieną tradiciją praktiškai sunkiai yra šnekėti, bet kad visą draugiją stovint šito pamato, man iš vis toks stebuklas dabar sėdžiu ir Anglijoje ten 10, pas mus 12 valandą, kažkur Australijoje dar kitas laikas, Japonijoje dar kitas ir tikrai garantuotai šią minutę 1000 alkoholikų sėdi ir daro tą patį, žinai, vienas su kitu dalinasi savo žinios nešimu, sveikimo patirtim, ar ten tradicijų patirtim, kažkur ligoninėje, kažkur kalėjime dabar vis tiek vienas su kitu sėdi ir daro tą patį, ką ir mes dabar darom. Tai begalinis toks eilinis dėkingumas, žinai, dienos ir tokia jėga mūsų. Ne mes čia vieni, kiek čia ten 15 ar 20. Visam pasauliu tai vyksta ir kas liečia 5 tradiciją, tai kiekvieną dienągi 1000 vietų skaitoma yra preambulė, ten yra viskas parašyta. Ko nedaro anoniminiai alkoholikai, tai yra labai svarbu, žinai. Toks gan nemenkas sąrašas, ko nedaro ir ką daro. Neremia, nefinansuoja, nepalaiko, neagituoja, bet tik bendradarbiauja, kas liečia tą pagrindinį tikslą, 5 tradiciją. Turi vienintelį tikslą visą pasaulio draugiją, dvasinę bendriją anoniminių alkoholikų, perduoti žinią, patirtį dar kenčiančiam alkoholikui. Tai ir dar vienas toks paradoksas yra, ne, 12 ir 12 labai geras sakinys yra, kad toks paradoksas, kad tą blaivumo dovaną galima išlaikyti tik tuo metu, tas žodelis tik tuo metu daug ką pasako, ir vertimas toks yra. Ir originalioje kalboje tik tuo metu, jeigu ją dalinsi su kitais. Tai vat, tam yra 12 žingsnių programa, apie ką kalba anoniminiai alkoholikai. Apie tą žinią ar patirtį, žinai, tokie 2 skirtingi žodžiai, atrodo jie panašus, bet jie yra skirtingi. Tai iš tikrųjų, kad Darius minėjo 60 metais bylos apie tą prarąją, 1 ir 12 žingsnio, to 2 žingsnį vadinama. Tai ir Lietuvoje jisai buvo apie 20 metų. Tas 2 žingsnis atėjau, prablaivėjau ir jau visų traukiau alkoholikus iš visų pakampių
aš neišimti, žinai. Ir įrodinėjau, kad tik anoniminiai alkoholikai gali išgelbėti ne tik tai alkoholiką, bet ir visą pasaulį. Tai va, pirmą, o tas 10 žingsnių buvo pamiršta. Pamiršta ir ten, kur yra viskas sudėta, žinai. Mūsų žinia šita, kuri parašyta ant viršelio konkreti, pasakojimai, kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo. Tai eina kalba apie pasveikimą. Ir paskui išdėstyta visa sveikimo programa. Tas pirmas žingsnis burtelimas, kad aš esu alkoholikas, tai nėra žinia. Čia gali būti patirti, žinai, aš vakar buvau vienam renginy ir girdėjau patirtis, atviro susirinkimo patirtis, kai kalbama tik tai apie gėrimą ir kančią. Tai, netokį tikslą turi anoniminių alkoholikų draugija. Turi tikslą apie šito žinios perdavimą, sveikimo žinios perdavimą, tai apima visą 12 žingsnių programą. Tai tas 2 žingsnis, jisai daug ir bylas, o čia Darius minėjo, ne, pradžioje tempė visus alkoholikus pas save į namus. Bet kaip ir didžiojo knygoje rašo, jam nepavyko, nes tai buvo sumaišyti daug dalykų, žinai, tai buvo nepatrauklumu tai pateikiama, ne visa esmė sveikimo programos, o įtikinėjimu, nurodinėjimu, kaip turi alkoholikas daryti, kaip. O patrauklumo nebuvo ir kiti alkoholikai to neišgirdo, nelabai pavyko bylų pradžios. Ten daktaras Bobas daug, paskui buvo įsikišęs, darykime paprastai viską. Tai va šitą žinią, kaip pasveikti nuo alkoholizmo, grupės turi 2 dalykus, ne, kaip ir visa draugija, uždarus ir atvirus susirinkimus. Apie komitetus gal čia biškį vėliau dadėsiu, čia Darius jau minėjo, bet grupės tai turi 2 dalykus, daugiau nieko. Ne šašlykus, ne stovyklos irgi, kas liečia žiniai, yra tik tai 2 dalykai anoniminių alkoholikų, tai uždari ir atviri susirinkimai. Daugiau nieko mes neturim, tik 12 žingsnių sveikimo programą ir uždarus ir atvirus susirinkimus. Jie yra skirti šitam žinios perdavimui, tiek uždari, tiek atviri. Nes ta blaivumo dovana, o aiškiai, kad tai yra dovana, tai iš tikrųjų yra lemianti vienintelį tą A tikslą. Pats lemiamas tikslas yra. Patirtis jo, čia minėjau Darius, gali būti visokia, žinai, aš galiu savo tą gerimo patirtį pasako dieną naktį, metų metais, bet tai ne apie tai. Ne apie tai visiškai. Tai apima visą šitą 12 žingsnių programą. Darius minėjo pavyzdį, kaip gali daug ką nuveikti apie šito žinios perdavimą, bet kuri grupė, o tai jeigu yra viena mieste. Jo, bet jeigu yra mieste grupės bent jau 5 tam rajone, ten kokiam Vilnių Antakalnį, ten Klaipėdų dar kokiam rajone, jau jos iškart šauna į 4 tradiciją, turi tarpusavį tartis, kad ta žinia nebūtų iškraipyta ir ten kokios vaistinės, kur bėgtų visos grupės savo lankstinukais, nesusimaišytų ta visuomenė, apie kokią čia žinią kalba anoniminiai alkoholikai, kad nebūtų mišrainės. Tam jau tada yra komitetai mūsų, kur organizuotai tai vyksta, atsakingi komitetai, kuriuos mes patys grupės įsirenkam. Aš kaip anoniminių alkoholikų grupės narys prabalsuoju už tai. Prabalsavimas tai reiškia, kad aš išreiškiu pasitikėjimą jau tuo tarnautoju, pasitikiu aš jo ir nevalia man jį ten kritikuoti paskui, žinai. Jeigu aš išreiškiu pasitikėjimą, Darius minėjo apie atsakomybę, tai viskas. Tai tas žmogus jau gali priimti sprendimą, kaip nešti tą žinią, turėdamas mano ir kitų grupės narių pasitikėjimą. Tai irgi svarbi labai yra pozicija, kaip labai atsakinga reikia rinkti tos tarnautojus, kurie visiškai susiję su šito žinios nešimu. Tai va, aš labai toks daug apie nieką nemoku kalbėti, man geriau, kai būna klausimai. Tai va, Dariu, gal kažką dadėk, klausimų bus. Gerai, galiu toliau dar. Dadėk prie manęs. Bet
labai tokį vat, neblogą pavyzdį esu girdėjęs, ne, ir kad man taip pat paprasčiau ir lengviau pasidarė toksai suvokimas apie šitą tradiciją. Vat, anoniminių alkoholikų draugija nėra kažkuria tai prasme, nu, draugija, kaip ir kažkokia tai, tarkim, įmonė, ne, tai vat, kiekviena bet kokią įmonę paėmus jos įstatus ir tarp kitko ir draugija Lietuvoje irgi tarp kitko turi savo įstatus, ne, ir yra visada parašytas tikslas, ne, kažkoksai tai, ne, va, ten yra siekiamas uždirbti pelnas, ne, kažkoksai tai, arba ten siekiamas kažkokia tai globa ten užsiimti, ne, ten benamių, tarkim. Ar ten teikti kažkokią tai psichologinę pagalbą, nesiekiant pelno, ne, arba dar kažką. Tai anoniminiai alkoholikai lygiai taip pačiai turi. Vienintelis tikslas, daugiau jokių kitų, ne, daugiau jokių kitų tikslų, ne, tai yra vat, būtent nešti žinią dar kenčiančiam alkoholiu. Viskas. Ir ta bylas labai, kad mes nenusimuštume, nepradėtume į lankas vaikščioti ir taip toliau, nelabai gerai, va, toj 12 knygutė yra parašęs, kad jeigu esi batsiuvys, tai ir siūk tuos batus. Ne? Vat ką moki geriausia, tai ir siūk tuos batus, ne? Bet tik batus. Ne? Nepradėk ten siūti rankinukų, nepradėk ten siūti ten kažkokių palto odinių ten ir dar kažko. Tai, įsiūk tos batus ir vat, kas geriausiai tau gaunasi, ne, kokybiškai gaunasi, tai veikia svarbiausia, ne, kad per šitiek metų įrodyta, kad tai yra veikia, ne, draugija, nu, tai tą ir daryk, ne, bet nepradėk tenais užsiminėti, ne, vat, kaip Giedrius pradžio, ne, apie tos motyvus, ne, apie tos motyvus, ne, kai pradedam laimingi šokti aplink laužą, ne, ir organizuotis kažkokias tai diskotekas ir taip toliau. Aišku, tas irgi yra neišvengiama, bet kai ta kita visa veikla pradeda užimti didesnę dalį viso mano veikimo draugijoje, ne, tai tada, nu, vat, ir atsiranda tas pavojus, kad aš tiesiog pradedu užsimiršti, ne, nes, nu, tai ten faina, ne, ten, nu, vat, ten Jo, smagu. Dariukas, dar prie konkrečių pavyzdžių tada, žinai, dėl šito pagrindinio tikslo. Nes per grupės organizacinius kam rengiami, ne, rengiami irgi, kad tokie pasitikrinimo dar yra susirinkimai, kaip grupė vykdo pagrindinį tikslą, kaip grupiai sekasi vykdyti pagrindinį tikslą. Būna visokių, aš pats dalyvavęs esu prieš daug metų ir pats nesąmonę balsavęs, kuriozinių sprendimų, kaip grupė nusprendžia nupirkti televizorių. Ne? Mūsų grupė buvo nusprendus nupirkti televizorių. Niekad nebuvo klausimų, kom tai prisidės per pagrindinio tikslo. Šiandien dieną jau vyksta tokie dalykai. Kiekvienas pasiūlymas, ne, ar ten kėdės kokias aptrauktoda, kaip prieš daug metų buvo grupiai 12 istorijas, kėdžių pakeitimų, žinai. Pirmoji grupė mūsų Lietuvos seniausių. Kom tai prisidės per pagrindinio tikslo? Niekas nepaklausė. Šiandien dienai kažkaip klausė. Mane ten pasiūlymas gali būti, vat, vienoje grupėje buvo manęs klausė, žinai, kaip tai atrodo, jeigu mūsų grupė vat, nori finansuoti į šventąją 2 benamiam namelius, nu, į stovyklą. Sakau, viskas gerai, žinai, bet tai kom tai prisidės per pagrindinio tikslo? Kitais metais gali paprašyti 5, žinai, finansuotos namelius. Iš karto pirmą tradiciją griūna, žinai. Nes jau kai 5 galbūt pinigų neužtenka 7 tradicijai. Vat visada tas klausimas prie pasiūlymų, žinai, nes atrodo kilnus reikalas. Vat, finansuot stovykloje 2 žmonėm buvimą, kurie galėtų eiti susirinkimus iš 7 tradicijos, ne, kuris skirta irgi yra 5 tradicijai. Bet motyvai kokie? Motyvai pabūti šiandien geresnių, žinai, o už metų, jeigu norės 5 ar 7 tą stovyklą, kad finansuotų, viskas, griūna bendra gerovė, pirma tradicija. Nes kai 6 metais bylą surašė tradicijas, atsirado ta 3 tradicija, vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu, noras mesti gerti. Daug draugijų atsirado nesergančių alkoholizmu, tai yra, nu, vieša paslaptis, ne alkoholių, stipriai geriančių.
Tai galbūt jam ir nereikia šitos žinios, kaip pasakojimo, kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo. Visos 12 žingsnių programos. Man jinai yra būtina, nes aš sergu alkoholizmu. Kitaip aš aiškiai žinau, kad aš mirsiu. Tai vat, nesergantis alkoholizmu, negali padėti sergančiam alkoholizmu. Niekaip. O taip, su trečia tradicija daug draugijų atsirado pasaulyje nesergančių alkoholizmu, stipriai gerinčių. Ten vieni kalba apie 20%, bet čia jau nesmė, bet jau atsirado su trečia tradicija. Tai va, tai visada atsakingai reikia per tos organizacinius, visus klausimus kelti, kuom tai prisidės prie grupės pagrindinio tikslo ir draugijos. Tai šito žinios skleidimo. Aš galiu turėti labai gerų norų. Aš galiu prispausdinti darbę, skelbimų visokių, kabint plakatų. Viskas čia, ir atrodo viską darysiu teisingai, bet dėja ne. Dažnai aš darbę, sugalvoju, aš kaip apie save kalbu, tai kad vyksta aplamai tokie dalykai. Atspausdinti tos plakatus iš darbovietės sąskaitos. Tai nieko bendro neturi su kažkokia tai gerovė, eilinė vagystė. Paimu, bus pigiau. Tam yra 7 tradicija, vėlgi dėl 5, kad iš savo įnašų ir tam pagrindiniam tikslui. Mano galva gali prigalvoti visokių dalykų. Aš galiu ant troleibusų prikabinti skelbimus. Galiu eiti į televizijas, kalbėti atvirų veidų, nešdamas žinią, kaip pasveikti nuo alkoholizmo ir kalbėti apie gėrimą. Ir taip kenkt draugijai. Tai vat, po vieną irgi tų dalykų negalima daryti. Yra rekomendacijos, kad nemažiau 2 anoniminių alkoholikų nariai turi eiti kažkur tai ar į ligoninės, ar kalėjimus, ar kitas institucijas, ar globos namus, senelių namus, nesvarbu kur. Nes vienas alkoholikas yra žlugęs idealistas, irgi gali prikalbėti nesąmonę ir pakenkti draugijai, iškraipyti tą žinią. Tai visokių tokių perspėjimų ir daug rekomendacijų, kai Darius minėjo literatūrą. Tam atsakomybė yra, kuri atsiranda per 12 žingsnių sveikimo programą. Sveikimo, konkrečiai. Tada nelieka kalbų ten, bijau 4 žingsnio, visokių tokių nesąmonių, ko mano ta nesveika galva, iškarpydama žinios, ten kelis trupinius baubų prisidaro. Tai va, ta draugija nieko daugiau ir neturi. Ir iš tikrųjų stebuklinga draugija tokiam sudėtingiam žmonėm. Dariukai gal. Tai šiaip 5 tradicija, jinai labai turi, net brošiūra yra tokia A grupė, ir yra grupėm kaip ir siūloma, nerekomenduojama daryti tą vadinamą pasitikrinimo susirinkimą, nes kaip aš kaip A narys nedarau, žingsniuodamas tą savo paties inventorizaciją, toliau yra ta kasdieninė mano inventorizacija, taip ir grupė yra inventorizacija, būtent 5 tradicijos tema, kaip mes atitinkam šitą tradiciją, kokioj mes esam padėti. Tai nėra kažkoksai tai patikrinimas, bet tai yra pasitikrinimas tiesiog grupės narių ir visos grupės sąmonės, kaip mes atitinkame 5 tradiciją, ar mes viską darome, ar mes tik tai iš dalies darome, ar mes iš vis nieko nedarome, ar mes labai daug darome ir neturime rezultato. Ir taip toliau, ten yra tiesiog siūlomi klausimai. Aišku, grupė gali nuspręsti net ten galbūt kitokius klausimus atsakinėti ten tuo, būtent pasitikrinimo susirinkime. Ir tas iš tikrųjų draugijoje šiek tiek daugiau metų būnant, parodo, kad ne tik man, bet ir kažkokiai tai grupiai žmonių irgi reikalingas tas tam tikras pasitikrinimas. Ir šiemet vasario mėnesį darėm ir pačios, ne tik tai grupės, darėm intergrupės pasitikrinimo susirinkimą, net pati konferencija Lietuvoje ir kitose šalyse irgi daro pačios konferencijos pasitikrinimą. Ir pasitikrinimas visas yra vis dėlto nukreiptas į tą, kaip mes atitinkam būtent
tą 5 tradiciją, ne, kaip mes, ar mes tikrai visą tai, ką darome, vat, kaip Marius labai gražiai minėjo, ar tikrai vat, visų tuo mes užsimam, ar tikrai tai yra susiję būtent su šituo žinios nešimu, ne, ar čia tiesiog vėl esam nušokę nuo bėgio, ne, ir kažkur tai mus neša ir nebegalim pargrįžti, ne, kad tai pradedam visiškai ne tuom užsiminėti, ko turėtume užsiminėti, ne, nes, nu, mums visą laiką taip blinkę nesame, kad atrodytų labai kilnus ir geri tikslai, ne, bet tai gali būti visiškai nesusiję. Ne, vat, prikaupiam daug 7 tradicijos, ne, pinigų ir vat, esu vat, čia tokiuose susirašinėjimo čatuose neskaitęs, kad nu, tiesiog yra iš tų žinių kažkokio tai neturėjimo, galbūt nepasiklausimo pas tuos ten buvius anoniminio alkoholiko, ne, kad netgi vat, supranta, kad vat, iš tos 7 tradicijos neturėtų būti remiamos kažkokios iškilos, ten kubilai, vaišės ir taip toliau. Nu taip, mes paėmę, prikaupę daug 7 tradicijos, ne, tarkim, lėšų, ne, ir juos naudodami ne pagal tai, kaip rekomenduojamas, galim visą festivalį padaryti, nesurengti, kviesti. Tikrai bus pilna daug norinčių ateiti ir tų pačių benamių, ir tų pačių ten iš tarpuvartės tų žmonių, ne, bet kokią mes žinią tuo pateiksime, ne, kokią mes išeitį jiems pasiūlysime. Taip tiesiog labai fainas bus kelių valandų praleidimo laikas, ne, ir tuom viskas ir baigsis. Ne. Ir, Ne, tai dar dariukai būna ir labai kilniais tikslais iš tikrųjų. nu, Tu žinai turbūt apie ką šnekėsiu, kai grupė labai sveikstanti, nu, labai ojojoj, kaupia tos pinigus, žinai, daleiskim 1000 eurų. Tai ir aš visada klausdavau, kam? Tai mistiniam speakeriam. Nu, atrodo, labai kilnus tikslas, ne? Speakerius pasikviesti iš Amerikos ir jiems reikia 1000 eurų. Nu, kaip pavyzdį sakom. Tai visiška nesąmonė. Nu, laikyti pinigus ir nesilaikyti tradicijų, tai yra, nu, švelniai tariant, nu, nusikaltimas, žinai. jo, tai va čia parodo, kad Jo, ir vat neduosiu tarnybom. Tarnybosgi užsiema 5 tradicijos veikla. Visos AA tarnybos AA pasaulyje, AA Lietuvoje užsiema 5 tradicijos veikla. Ir kai atsiranda neatsisakoma palei 12 tradiciją savo principų, ambicijų, vardan bendros gerovės, neduodama pinigų, nu, imkim mūsų atveju biurą, dar kur nors, nu, tai švelniai tariant, nieko neprisideda prie tos 5 tradicijos, žinai. Tai vadovaujasi ambicijomis. Tai aiškiai, kam reikalingi pinigai yra, aiškiai. Grupės patalpom, literatūrai. Literatūra irgi ne tam, kad dulkėtų ten ant stalo. Literatūra yra prie 5 tradicijos. Lygiai taip pat. Neturi būti dalinama, nešiojama, dovanojama, nes čia yra 5 tradicijos viena iš kertinių dalių. Tai mūsų literatūra, kuri išsaugota visą žinią apie pasveikimą nepakitusią. Visiškai nepakitusią ir neiškraipytą. Tai va tų dalykų, jeigu mes nesivadovaujam, tai, nu, švelniai tariant, nusižengiam tai 5 tradicijai. Švelniai tariant. O 9 tradicija yra labai konkretus net perspėjimas, kad konkretus, jeigu bet kuris A narys nesilaikys 12 žingsnis veikimo programos principų, gali būti tikras, kad pasirašo savo mirties nuosprendį. Perspėjimas konkretus ir sekantis eina po to sakinys, kad kaip ir bet kuri grupė nesilaikydama bent iš dalies kertinių tradicijų, gali būti tikra, kad išsigims ir žus, nu, išnyks. Tai va tradicija yra tokia tradicijose perspėjimo. Jeigu mes tik nukrystam nuo pagrindinio tikslo, atsiranda visokių išsikraipimų, žinai, ir tada pasidaro svarbiau šokiai, ten tortai, šašlaikai, negu tai, kas mus išlaiko gyvus ir blaivius, žinai. Aš gal toks kardinalus, bet kažkaip jaučiuosi labai skolingas ir žinau, kas išgelbėjo man gyvybę ir gyvenimą. Tai va jūs, viso pasaulio anoniminiai alkoholikai, su šia žinia, kurią gavau iš medikų beje. Darius, kur minėjau, biškinojo į tą viešuosios informacijos strategiją, dėl ko vyksta apklausa, kad žinot, kur daugiau dėtų, o tos apklausos jau burbuliuoja žmonės.
kam reikalingos, kad žinot, kur daugiau dėti pastangų, perduoti tą žinią, į kokias institucijas tie patys komitetai ir tarnybos gali kreipti savo dėmesį, kad gautų žinią ir specialistai. Penktoji tradicija dar pasitikrinimo klausimynė man berods yra labai geras klausimas. Man atrodo paskutinis. Ar vis dar gali būti ilgai negerintis, senbuvis, kenčiantis alkoholikas? Tai ta žinia yra ne tik tai benamiui skirta, ar ten institucijas. Ir grupiai, jeigu aš dalinuos apie sveikimo žinią, tai gali būti nauda tam žmogui, kuris negeria 20 ar 30 metų, bet gyvena kančioje ir eina iš proto. Tai yra labai svarbu. Tai tie gal, Dariukai. Tai va viską ir susakė, ne, ir vat parodė, ne, tas ryšys, ne, kad ne tik apie vieną tradiciją kalbama, ne, o paliečia ir šitą tradiciją ir kabina ir kitas tradicijas, ne, nes labai retai anoniminiuose, jeigu kas liečia tradicijas kalbant, ne, vat atsakymas į kažkokį tai klausimą būna susijęs su viena tradicija, ne, vat ir dabar užkabinom ir 7 dar tradiciją, ne, pasirodo, čia yra įsipainiojus ir ta pati 1 tradicija, ne, ir ilgoji formoje kalbam apie, kad tai yra dvasinė bendryja, ne, tai vėl kalbama ir apie tą 2 tradiciją, ne, kas yra aukščiausias autoritetas, tai vat jos visos yra susiję ir jos visos yra surištos viena su kita, ne, ir ne veltui jos atsirado ne iš to, kad ten kažkas tai sugalvojo, ne, kad taip turėtų būti. Tiesiog tai per 12 pirmų metų draugijoje, ne, įvyko visi tie dalykai, ne, vat, nuo ko Bilas vat, ir stengiasi visą draugiją apsaugoti ateityje, ne, kad mes tiesiog nebekartotume tų klaidų, nebeliptume ant to paties grėblio, ne, ir šiaip vat apie tą pasitikrinimo susirinkimą, apie kurį kalbėjau, esu labai gražų apibūdinimą iš vieno nario girdėjęs, ne, kad tai yra tokia savotiška grupės higiena, ne, ta prasme, kad vat, mes tiesiog paimam mane ir vat, susėdę drauge, ne, vat, grupės nariai, kuriems iš tikrųjų tai rūpi, kurie iš tikrųjų jaučia atsakomybę už grupės veiklą, ne, tiesiog vat, padarom tokį vat, išgryninimą, kaip mes kurioje vietoje randamės, ne, kurioje vietoje stovime. Tai nežinau, Marius, vat, ten, kur apie tą senbuvę, ne, tai jo, iš tikrųjų, ten yra tradicijų pasitikrinimo klausimyną ir labai geras leidinukas, tarp kitko, yra va, tas tradicijų pasitikrinimo klausimynas ir jisai va ten yra būtent skirtas ne grupiai, ne kažkam, o man asmeniškai, ne, kad aš va, galėčiau pats pasiskaityti ir sąžiningai atsakyti, ne, va, savo, ne, ar iš tikrųjų aš va, taip elgiuosi, ne, kaip turėčiau elgtis, ne, bet tai čia yra, kaip sakyt, sąžiningumas jau yra, sąžiningumas su savimi jau yra įgyjamas žingsnių dėka, nes kitaip aš pražūsiu, jeigu negalėsiu būti sąžiningas su savimi, ne, ir toks vat yra, kad aš pats savo, ne, vat, pasiskaitau ir, ne, vat, pasižiūriu pradžiui nuo savęs pradedu, ne, kad vat, kaip aš atitinku tą tradiciją, ne, ar iš tikrųjų vat, užsiimu 12 žingsnio veiklą, negalvodamas, kokį žmogų sutiksiu, kokia man iš to nauda, ne, ar tiesiog tai darau, visiškai apie tai negalvodamas, nesvarstydamas ir ar neturiu, reiškiasi, vat, kaip Giedrius, neturiu kažkokių motyvų, ne, šitoj vietoj. O motyvai visada savanaudiški. Va, motyvai jo visada savanaudiški. Tai va, čia ir yra toksai, ne, kabliukas, kur pradžioj pradedu nuo savęs pasitikrindamas, ne, o tada jau galima ir grupiai pasitikrinti, grupiai pasižiūrėti, ar tikrai vyksta taip, o ne taip, kaip mes ten įsivaizduojam ar galvojam, ne, nes mano liga ir buvo ta, kad aš,
Nemačiau nieko, įsivaizdavau ir galvojau, kad viskas yra kitaip. Jo ten berods klausimas yra ir aš nesiekiu ten kažko naudos padėdamas naujokui, kažkas tokio, jeigu turi prieš nosį paskaityk, dariuk tak. Lyg tai yra kažkoks, ne, 5 tradicija. Tai čia yra... Ar ne, čia yra, ar nesinaudoju kokio nors nario paslaugomis. Tai labai populiaru yra, jo. Vien dėl to, kad abu esame alkoholikais, galima neužnešti, negaliu aš. Bet ten, aišku, bus... Eina kalba, kaip galima nukrypti nuo to pagrindinio tikslo. Tai priimti darbą, žinai, mažiau mokėti tenai, arba pats paprašyti, įsidarbinti pas alkoholiką. Va, tie dalykai nukrypsta nuo pagrindinio tikslo visiškai ir atsiranda konfliktai, kurie vėlgi meta į pirmą tradiciją ir kenkia bendrai gerovai. Arba ten globotinis, ten koks, žinai, man nekartai yra kokio medaus vežęs ten, ar pasiūlęs karnyzus pakabinti, žinai. Tai va su tais dalykais reikia atsargiai, žinai. Arba jeigu atvežė medaus, sumokėti pinigus. Nes, tai nieko bendro neturi su pagrindiniu tikslu, tik tai kenkia. Va, tie klausimai iš tikrųjų geri, labai tokie asmeniniai mentorizacijai, kas liečia. Bet tam būtų gerai dar, kad ir būtų kitas alkoholikas šalia, nes aš tik galiu save ir apgauti gražiai, skaitydamas tos klausimus. Gal klausimų dabar paliekam, Dariukai? Tai va, kaip tik pirma ir lieka laiko, taip tilpom į valandą ir galim klausimus pabandyti atsakyti. Liūdna apie tas tradicijas. Labai įdomu, labai ačiū, nes iš tikrųjų labai išsamei išaiškinot ir tikrai reikalingos tos tradicijos, nes, pavyzdžiui, man asmeniškai tai aišku, kai vat kaip jūs ir sakot, pamirštam pagrindinį tikslą, nes o dabar, kai klausiau, tai iš tikrųjų labai daug atsakymų gavau, reiks pasiskaityti. Tai va, tai ačiū labai ir tada dabar gal kažkas turi klausimų ir jeigu kažkas norit, galite į chatą parašyti, kas nenorit balsu klaustis. Giedrius alkoholikas, ačiū Jums labai, kad sutikot pasidalinti. Vat jo man irgi atsakėte į tą rūpimą klausimą, ar neužmirštų, kad stendboj taip pat galbūt vis dar kenčiantys alkoholikai. Man irginas galvoju, kaip lyg tai turėčiau aš iš jų mokintis, aš dar pradžioj keliu. Aš gal tada tokį klausimą, gal galėtumėt faktais paremti tą, kaip jūsų grupėse, kaip jūs naudojate tą šito pasitikrinimo, bet konkrečiai, kokį ten skiriat laiko tam, kaip grupiai valandą pasitikrinimui tam ir kokius klausimų daug. Kaip pavyzdžių iš savo grupės, kaip jūs pravedat pasitikrinimo tradicijų, tą susirinkimą ir gal kažkiek tada, ką jūsų sveikime, šitą žinios nešimas, ant kiek jisai jums svarbus, iš šiandienos jūsų to požiūrio, pasidalinti kažkiek irgi. Ir dar gal tada vėl įterpsiu greit, kokia jūsų buvo pati pradžia to žinios nešimo, aš turiu omeny kaip įėjimas į ligoninę, ar kalėjimą, kokią jūs turit patirtį savo pradžią, gal prisiminti nuo ko. Na, jūs supratot, aš čia gal labai daug į vieną krūvą. Tai gal Darius apie pasitikrinimą ten konkrečiai sudėliuosi tos klausimus, o tos žinios pradžia, tai kaip ir pas visus turbūt, tai tam bačkos ir riekot tas 2 žingsnis. Pas mane buvo bent tas 2 žingsnis, nes to vidurio nebuvo tada Lietuvoje. Ir nieko jisai gero, aišku, nedavė, žinai. Nieko jis gero nedavė, o paskui tarnystė atėjo tarnystės, kai aiškiai atėjo suvokimas, kom sergu. Tik tai tada atėjo tarnystės ir suvokimas, kom sergu, kas yra alkoholizmas, su kito alkoholiko pagalba. Suvokimas tos lygos mechanizmo, tai apie ką kalba visas pirmas žingsnis, kuriam beje yra 3-8 puslapiai, beveik pusė visos žingsnio 78 puslapių. Tai tarnystės buvo, iki žingsnių buvo keistos tarnystės, buvo grupės pirmininkų, kur norėjau, kad darytų visi palei mane, nieko bendro su antra tradicija, nieko bendro su bendra gerovė. Be sveikimo buvo tragiška patirtis, ėjimas į ligoninės, kalbėjimas apie gėrimus, apie kodus, apie visokias nesąmonės, apie burtus, kad nepadėjo. Tai vėlgi kenkiau draugijai,
nes anonimi alkoholikai nesidalina tais dalykais, nieko bendro neturi, ne apie kodus, ne apie visokius kitus būdus, žinai, turi tik 12 žingsnių programą. Tai va, tokios atsakingos tarnystės atėjo tik tada, kai suvokiau, kom sergu iš tikrųjų. Ir begalinis dėkingumas tai atsirado, kuris, ačiū viešpačiui, nesibaigia po šią dieną. Tai gal tiek trumpai, Dariukai. Aš gal tada truputėlį papildysiu dar ir Mariaus atsakymą. Tai iš tikrųjų ėjimas tarnauti, domėjimasis tradicijom, gilinimasis į jas, ta prasme ir taip toliau, nes žiūrėkit, 12 žingsnį parašyta, kad dvasiškai pabudę, o 12 tradicijai parašyta, kad anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, ne? Aš turiu siekti to anonimiškumo dvasinę prasme, ne fizinę prasme, bet dvasinę prasme, ne? Ir tai yra nuolankumas ir pasiaukojimas, apie tai yra kalbama mūsų literatūroje, ne? Tai aš tą darydamas, ne, prisidėdamas prie žinios nešimo, ar tai tiesiogiai ligoninėse, ar tai tiesiogiai tarnaudamas kažkokiuose ten tuose vadinamuose intergrupėse ar komitetuose, aš prie to prisidedu, ne, ir, ta prasme, tai mane augina, ne, po truputį. Tai Marius iš dalies tik tai papildžiau, ne, dabar apie techninę dalį pasitikrinimo susirinkimo, tai yra toj pačioj brošiūroje grupė, ne, gali grupė tikrintis naudodama tą klausimyną, gali grupė imti tikrintis pagal tradicijų klausimyną, ne, yra irgi tokia galimybė. Techniškai tai vyksta, kas iš praktikos, tai yra, kad reikėtų paskirti atskirą laiką, ne kažkokį tai tą dieną, kai nevyksta, tai daryti ne susirinkimo metu, tai daryti kažkokiu tai kitų metu. Labai gerai būtų nusistatyti laiko limitą, iš anksto aptarti, ne, kad tai ten užims valandą, ar ten 2, ar tai ten 3, nes tai yra sunkiai prognozuojamas dalykas, nes neaišku, kiek ateis žmonių, neaišku, kiek kas kalbės, nes yra tiesiog ir nusimatoma, jeigu, tarkim, bus tikrinamasi pagal tą klausimyną, kuris yra brošiūroje grupėje, yra nustatytas laiko tarpas, tiesiog vedantysis skaito klausimą ir visi dalyvaujantis tos grupės nariai, pasisako tuo klausimu, kaip jisai tą klausimą suvokia, apie ką jisai yra ir taip toliau. Ir tiesiog iš tokių visų pasisakymų, būtų gerai, jeigu būtų kažkoks žmogus, kuris gali būti net ir ne iš tos pačios grupės, kuris tiesiog galėtų... Moderatorius, tas vadinamas, kuris galėtų apibendrinti tą visumą visų pasisakymų, kad iš to galėtų ištraukti vis dėlto, į kur krypsta ta grupės sąmonė, šito klausimu. Ir čia tik tai gal tokie patarimai, nes žinau, kad yra buvę be laiko limito, tai mes galim ten pusę dienos sėdėti tada kalbėti, nes turim vis dėlto tokį, kaip ir nusimatyti laiko limitą. Toliau užsibrėžti, kad mes atsakysim į visus klausimus, irgi to negalim iš karto numatyti, nes vienas žmogus dalinasi ilgiau to klausimų kalbės, kitas kalbės trumpiau, ir tada, kad neatsirastų, kad mes turim kažką paskubinti, kažką tai ten nutraukti, ar ten pasakyti, kad ten kažbūtinai turim tą. Ne, turi visi laisvai, gera valia išsisakyti savo tą, kaip sakyti, suvokimą, kaip jisai suvokia atsakymą į šitą klausimą. Ir yra grupių, kur teko girdėti, kad kartais, pavyzdžiui, net vedantįjį tiesiog, kad vedantį net kartais būna pasikviečia iš kitos grupės kažkokį tai narį, nes vedantysis jisai tik tai perskaito klausimą, ir jisai tiesiog ratu prižiūrė, kad visi tą pasisakytų, kad visi apie tai kalbėtų. Ta prasme, kad yra net ir, man atrodo, brošiūroje šitą rekomendaciją. Tai tiesiog 2 dalykai, kad laiko limitas ir kad visi turėtų galimybę laisvai išsikalbėti. O praktika rodo tai, kad tikrai nėra populiarus šitas susirinkimas, tai jeigu taip
šnekant, ne, grupės nariais kokį gali laikyti 50 žmonių, jeigu į organizacinę ateina kokį ten 20 žmonių, tai pasitikrinimą ateis kokį, 10 ateis. Arba dar mažiau. Laiko limitas irgi labai prisideda prie pagrindinio tikslo. Žinot, kaip daleiskim grupės, sako, limitas ten 3-5 minutės, o būna narys šneka 10 minučių. Tai jis jau pavogė laiką iš kito nario ir tai griūna bendra gerovė ir galbūt tas narys, iš kurio pavogė laiko, būtų pasidalinęs apie žinios nešimą. Žinios nešimas dar yra ne tik tai anoniminių alkoholikų draugijai, o ypač tose vietose visuomenėje, kur į mane žiūri kaip anoniminį alkoholiką. Tai ligoninės ir visose tose įstaigose. Turiu labai adekvačiai elgtis tenai. Mano elgesys visuomenė už grupės ribų tai yra prie žinios nešimo labai prisideda. Kokie žmonės mane žinojo ir būna dažnai paklausia, kas su tavim pasidarė, ką tu darei. Tai vėlgi prie žinios nešimo. Tokie, atrodo, nekalti dalykai darbovietė visur gali labai prisidėti prie žinios nešimo. Tai yra labai svarbu. Kaip aš elgsiuos. Aš galiu grupė elgtis vienaip, o už grupės ribų kitaip. Tai tokie dalykai apibendrinant. O tų techniškai patarimų, ne patarimų, ta prasme, techniškai kaip tą daryti pasitikrinimą, tai galima pasiklausinėti ir kitose grupėse ir pas kitus žmonės, ne, kaip jie darė, kaip jiems, ta prasme, ir paskiau daryti, kaip, nesgi kiekviena grupė vis tiek darys savaip, ne, kaip jie. A grupėgi brošiūroje yra. Tai taip, aš ir sakau, apie A grupę ten yra parašyta, bet apie patį techninį, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, tai galima ir klausti grupės ir kitas, kurios darė, ta prasme. Jo, geriausiai nieko neprisigalvoti, nes viskas yra jau sugalvota. Jo. Mačiau, kad dar kelia ranką Diana. Diana klausia. Labas rytas, labą dieną. Diana alkoholikė, ačiū Jums labai už pasidalinimą. Kaip tik vakar rašiau į grupę, bus greitai organizacinės susirinkimas apie tai, kad per 8 savaitės 4 pakviesti spikeriniai kalbėtojai nebuvo visiškai nepraėję žingsnių programos. Ir labai dėkinga už tą 5 tradicijos paaiškinimą, kaip galėsiu, kaip čia pasakyti, atstovėti, apginti savo pasiūlymą, kad arba reikėtų pagalvoti žmogų, kuris atsakingas pagal tai, ką kviečia spikeriauti, arba nuo kokią žinią mes norim skleisti, nes kažkaip labai užakcentavo, kad jogą į Aziją reikia važiuoti, ne tik tai susirinkimus laikyti, visą šitą žinote, ne, tai dėkinga už tai ir galbūt jūs turit savo patirtį tarnystę grupėje apie tai, kad buvote atsakingi už kalbėtojus ir pagal kokius kriterijus jūs juos kviesdavot arba rinkdavot. Ačiū. Slidus klausimas labai, Diana, labai slidus. Palei 4 tradiciją, jeigu, žinai, ta grupė gali daryti, ką nori ir jeigu tai nekenkia bendrai geroviai, tai yra viskas tvarko, jeigu taip grupiai nusprendžia. Leiskim, visi tie dalykai sprendžiami per organizacinį vėlgi susirinkimą. Ir jeigu yra konkrečiai aptariami tie jau 4 kalbėtojai, tai tada gali vykti diskusijos ir mažuma gali pasiūlyti savo ir didžiuma išklausant. Aišku, nei joga, čia ko nedaro anoniminiai alkoholikai, nei joga, nei religija nepropaguoja, nei stogų remontuoja, yra grupės, kurios kūrėsi prie bažnyčių, žinai, ar prie vienuolynų ir metasi pinigus remontuoti stogą. Tai nieko bendro, tai neturi irgi su 5 tradicija, nes grupės neremontuoja stogų bažnyčių. Tai yra susijimas su religija. O kas liečia grupės, tai grupės nariai turi per organizacinį šitos dalykus spręsti. Iš kitos pusės, jau grupės nariai išreiškia pasitikėjimą žmogui, kuris atsakingas už kalbėtojus. Tai tada galima keisti žmogų. Čia mano tokia nuomonė ir patirtis.
Jo, Marius gerai atsakė, nes iš tikrųjų su ketvirta irgi va susisieja šitoj vietoj, nes, grupė gali tuos speakerius irgi, jeigu grupė sąmonė nuspręs pasikviesti Galkiną, tai pasikvies Galkiną. Taip, taip. Ir nieko nepadarysi, ta prasme, bet parašyta, kad, šiaip dvasinė bendryja, ne grupė ir turėtų siekti pagrindinio tikslo, net apie žinią nešdama. Tai ne patirtį pasakodama ten atėjusio ten kažkokio tai, ar tai kunigo, ar tai ten to humoristo kažkokio, ne, bet būtent apie sveikimą turėtume kalbėti. Ir tai, manau, kad galima tą grupiai, tai būtų rimtas argumentas grupiai kalbant, ne, kad grupės sąmonė vis dėlto kviestųsi žmonės, kurie iš tikrųjų neša žinią, ta prasme, sveikimo žinią. Taip, ir grupės komitetas pagal antrą tradiciją išrinktas gali kelti tą klausimą, bet tai jau jisai bus sprendžiamas grupės šitam dalykiniam susirinkime. Ir, žinai, jeigu vienas bus prieš, ar ten du, o kiti už ir viskas, ir pagal antrą tradiciją turi priimti grupės sąmonę. Pasaulyje yra 120 tūkstančių grupių, praktiškai 120 tūkstančių grupės sąmonė. Nėra jos vienodas. Čia yra labai gerai augintis nuolankumą. Man irgi, matant visokių nesąmonių, man ausis linksta, žinai, bet, jungi 12 tradiciją, savo tas ambicijas, žinojimus į šoną, vardant bendros gerovės ir nutyli. Tai ir mano paties augimo ir draugais veikiau.